Kas dar didžiosios bedarbystės laikotarpiu laikosi įsikibę savo darbų, pluša negalvodami apie savo sveikatą. Kas prarado pragyvenimo šaltinį, irgi apie ją negalvoja. Stresas veja stresą ir tikrai nėra kada pagalvoti, kuo užkemšame alkio maršus grojantį skrandį. Pašėlė šiuolaikinio gyvenimo tempas, nuolatiniai stresai, netaisyklinga mityba dažnam iš mūsų sukelia tokius žarnyno susirgimus kaip hemorojų, dirgliosios žarnos sindromą, taip pat vidurių užkietėjimą. Šios susirgimus dažniausiai lydi tokie simptomai kaip vidurių pūtimas, gurguliavimas, pilnumo jausmas arba net spastiniai skausmai pilvo srityje. Maisto užsilaikymas žarnyne sukelia nemalonius pojūčius, kurie mums trukdo pilnavertiškai gyventi ir trikdo mūsų normalų gyvenimą. Dar vienas iš faktorių, kuris neigiamai veikia mūsų žarnyną, tai yra antibiotikų vartojimas. Mūsų maisto racione itin trūksta maisto skaidulų. Maisto skaidulos arba ląsteliena – augalinių produktų dalys, kurios atsparios žmogaus virškinimo fermentų poveikiui. Svarbiausias jų šaltinis – augalinis maistas, tai yra kompleksiniai angliavandeniai, kurių yra daugelie vaisių, daržovių, grūdinių kultūrų. Mūsų senelių maiste skaidulų buvo kur kas daugiau, nes jie vartojo daugiau šviežio maisto. Vienas geriausių maistinių skaidulų šaltinių tai yra smiltinio gysločio skaidulos. Jos turi savybę net 20 kartų daugiau prisijungti vandens, negu sveria pačios. Ši savybė kaip tik yra naudinga tuo, kad surenka, suriša irimo produktus ir juos laiku pašalina iš organizmo, tuo pačiu neleidžiant pacientui pajusti nemalonių pojūčių, kurie atsiranda užsilaikant organizme irimo produktams. Kad žarnynas normaliai funkcionuotų, reikalingos sąlygos, tai yra tinkamas bakterijų balansas ir savalaikis virškinamųjų medžiagų pašalinimas iš organizmo. Tai užtikrinti mums gali preparatas lepikolis, kuriame smiltinio gysločio skaidulos yra derinamos su probiotikais. Tai yra gerosiomis bakterijomis. Lepikol padeda užtikrinti greitą virškinamųjų medžiagų pašalinimą iš organizmo, valo žarnyną bei palaiko tinkamą bakterijų balansą žarnyne. Lepikol gali būti vartojamas esant viduriavimui, vidurių užkietėjimui, sutrikus virškinimui, geriant antibiotikus. Be to, lepikol rekomenduojamas nėštumo metu kaip veiksmingas bei vaisiui nekenkiantis būdas žarnyno veiklos reguliavimui. Pristatome lepikol naujienas. Lepikol 5+ sudėtis praturtinta didesnė įvairovė probiotinių bakterijų. Vietoj anksčiau buvusių 2 probiotinių kultūrų rūšių čia rasite net 5. Lepikol plus virškinimo fermentai. Sudėtis papildyta didesnė įvairovė probiotinių bakterijų bei virškinimo fermentais. Lepikol 7+ vaikams. Maisto papilde esantis avižų beta-gliukanas. Tai tirpios maistinės skaidulos gaunamos iš avižų, kurios labai pagreitina maisto judėjimą virškinamuoju traktu bei yra puikus energijos šaltinis vaikams.